Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus. Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki, mėly Atrask save pokalbių laidos klausytojai. Jau rudenį susitinkam antrą kartą, prieš tai mes net 44 laidos, 45 buvo prieš savaitę ir dabar mes susitinkam 45 kartą, bet antrą kartą rudenį. Praeitoj laidoje mes kalbėjom apie sėlėgaudus, kaip tarsi mūsų gaudo, kaip pelės gaudo pelėkautai, ar ne, mūsų sielas gaudo, tas negatyvi informacija, tas prisirišimas prie negatyvios informacijos, negatyvių žinių, noras būtent pirmoje eilėje mums duoti kažką negatyvaus, kažką blogo, kažkokio tokio, kad tu būtum prislėgtas, tu tarsi mūsų sielas gaudo, apie tai kalbėjom praeitoj laidoj, jas visas galit persižiūrėti, ar ne, kas norit, kas ieškot energijos savyje, visada galite rasti ir mūsų svetainėje www.3žvaigždutės.lt, jos visas įdedu ir ten tik reikia paspausti mygtuką ir galite kiekvieną laidą peržiūrėti. Šiandien mūsų laida būtų tai, ko nepasako psichologai. Iš kur kilo man ta mintis? Aš labai susidomėjęs skaičiau ir ne kartą, tiesiog su ieškojimu, pasibraukimu, su ieškojimu savo minčių Viktoro Franklio knygas. Ir jis yra pasakęs, Viktoro Franklis, tai yra kaip mūsų laidos įvadas, ar ne jo. Jis yra pasakęs, kad pas jį dažnai kreipiasi žmonės ne su neurotiniais simptomais, o su žmogiškomis problemomis. Žmogus neradęs, nepabandęs spręsti žmogiškų bėdų, ypač kai šiais laikais tikrai jų netrūksta ir ateityje tikrai netrūksta. Matom, kaip vyksta tas gyvenimas. Jis ieško, randantis psichologinių nukrypimų, žmogus vietoj tų sprendimų žmogiškų problemų, ieško savie psichologinių nukrypimų, ar ne? Vaizdžiai kalbant, jis pradeda ieškoti savo problemas ne nuo to galo. Kažin, ar jam reikėjo eiti pas psichologą, ar jam nebuvo, ar tas paieškų siūlas neturėjo būti savyje. Kaip yra gražus pasakymas, jokia tabletė, joks psichologas nepadės išspręsti alkio skausmų. Jeigu skauda nuo alkio, valgyt norisi. Ir šitas gali išgelbėti tik tai geros šeimininkės kotletas. O ne tabletė, ne vaistai. Tas principas, ieškoti, ar man skauda, kad yra skurdas, kad aš neuždirbu tiek, ar ne, kad manęs nesupranta, kad aš negyvenu Paryžiuje, o Vilniuje gyvenu, sakykime, ar Akmenėje. Nepakeis joks psichologas, tau nepastatys namų, nenupirks Paryžiuje ar Londone, ar ne? Čia ne psichologo problema. Ir daugelis, aš 7 metus aš lankiau su Alekseičiku, jo didžiąją ten grupę, kuris veda, ir rašiau 5 knygas, jos verstos į kitas kalbas, ne, pats atsisveikinu su depresija ir taip toliau, ieškojau minčių, aš užsirašiau daug sąsvinių, dabar po pandemijos aš jau nebelankau, bet aš pažiūriu tos sąsvinius, tarsi vėl aš toje atsidūriau šitam kabinete, kur didžioji toj grupė, ar ne, ir vėl aš atrandu, ir aš matau, kaip žmonės nueina į tikrą lygą, nepradėję rūpinti savo savimi. Jis pirmiausia, vienas didžiausių problemų, vienas didžiausių galbūt atradimų, tai yra, tarp kitko, visi atradimai yra paprastume. Žmogus neturėjo laiko pabūti su savim. Jis neturėjo laiko, jis negali spręsti savo problemų, jis nežino, kokios jos to problemos, kadangi pirmiausia, jis neturi laiko pabūti su savim. Yra dabar, kai kare, sako, Ukrainoje yra kelios ten linijos, pirmą liniją reikia įveikti, antrą liniją, trečią liniją, ten gynybų tų linijų, ar ne?
O tai žmogus, jeigu jis ir įeitų pirmą liniją, dar jam 2 linijos, jis pirmos o pirmoji linija, tai skirt laiko savo. Va čia pirma, kaip užimti tą poziciją, kad skirt laiko, kur tu užimsi, kur tu žiūrėsi savo, kai tokių televizijos laidų, kai ten tiek tų problemų, tiek tų serialų, tiek tų žaidimų, sakykime, vaikai žaidimų, ten saugusiam visokie dirgikliai, kurie ten negali atsisakyti. Ir štai nebelieka laiko. Jeigu jis atsisakytų to, dar kiti ten jau laukia, dar 2, 3 eilėje ten, ar nepradėjo. Va, turėti laiko savo. Vat vienas iš to atradimų, atras save. Va. Ir vat yra, pirmiausia, ir pažinti pasaulį. Pažinti pasaulį. Vat popiežius, aš pritariu tikrai popiežiaus tai minčiai, kad pasaulis yra kaip išprotėjęs. Ne kaip, o tiesiog išprotėjęs. Bet kas reiškia išprotėjusiam pasaulį, tampa sunkiau gyventi protingam žmogui. Kadangi jis baisisi to išprotėjimu, baisisi tais, kad nelieka dėmesio socialiniam klausimam, seneliam ten problemom, ten medicinai, taip toliau, ar ne, tom būtinom, kur pirmoje eilė reikia, ten mažiausiai lieka. Ne. O tas mąstymas jam, jis pradeda vargdinti ir tą protingą žmogų pirmiausia nuveda. Ir labai gražiai Šveiko knygoje, kada jis pateko į beprotnamį, ten sako, tai yra rojus, sako, mane nuprausia, mane ten paguldo, mane pamaitina, o šnekėk, ką tik nori ir visi tu gali būti karaliu, tu gali būti imperatoriu, gali ten būti kažkokiu monaku, ko nori, ir tai visi priima, kad tai yra normalu. Va čia ir yra va to išprotėjusio pasaulio protingam žmogui, jis negali to sakyti, ne? Ir va to įsijausti tą, suprasti ir nesistebėti. Antras klausimas, va pas psichologą kada nueinam, va Alekseičiko yra, jis grupuoja psichologus į 3 grupės, ne? Psichologas yra nuo Dievo, padėk Dieve ir neduok Dieve. Bet, mėlieji, ir mes esam iš tų pačių 3 grupių. Ir pacientai, ir žmonės, ir mūsų kaimynai yra taip pat. Duok Dieve, padėk Dieve ir neduok Dieve. Vat mes gyvenam apsupti, kada tu supranti, tu pasiskirstai tą kategoriją sudėlita, tada tau lengviau supras, jeigu žmogus yra iš to, kur neduok Dieve, nu tai galbūt su juo mažiau susitikti, mažiau bendrauti ir taip toliau. Tai psichologai, kada žmogus nueina pas psichologą, jis pirmiausia ieško diagnozės. Lygiai kaip kada mes nuvežam automobilį remontuoti į dirbtuvę, ir geriausias mechanikas, jis sutvarko automobilį, sutvarko viską, sutvarko ten degimą, ten ir žibintus ir taip toliau, bet jis nei kiek nepamoko tave vairuoti. Ne jo pareiga mokyti tave vairuoti. Eismo taisyklių laikytis, greičio režimo laikytis, ar ne, mašinos net priežiūros. Jam svarbu atiduoti sutvarkytą mašiną. Ir psichologas, jis pirmiausia ieško diagnozės, ieško vaistų, kad tau padėtų, raminančių, taip toliau. Ir va to, bet jeigu tau alkis, kaip sakau, ne tik kotletas gali padėti, jeigu tavo, sakykime, tu nepatenkintas, kad gyveni ten, sakykime, ten Panevėžyje ar Šiauliuose, o tu nori gyventi Vilniuje ar ten kažkur ten, sakykime, Londone, tai tau nepadės joks psichologas. Vat būtent suprasti, ko tu nori, ar čia gali padėti tau psichologas, o mes aklai kartais einam. Man viena patiko, kada, reiškia, moteris baigė kursą vasaros 5 ir jau reikia jai atsisveikinti. Ne, sako, aš nenoriu važiuoti į Šiaulius, man tie Šiauliai nepatiko niekada gyvenime. Sako, ko aš ten važiuosiu, ne, vat suprantat, vat tokio, ne, arba moteris sako, jeigu man duotų antrą gyvenimą, aš jį vis tiek sugadinčiau. O suprantat, ji pati nesuvokia, kad ji suvokia. Ji pasako, kad aš sugadinčiau antrą gyvenimą, reiškia, ji turėtų suprasti, kad ir pirmą jį sugadino pati. Nereikėjo eiti ir vaistų prašyti, ne? Reikėjo pagalvoti, kodėl aš jį sugadinau,
kodėl aš jau praeities neištaisysiu, bet aš galiu ateity daryti nebe taip, kaip aš dariau tada, nes tas yra vienas aksijoma, tai yra absoliuti aksijoma. Jeigu nori gyventi kitaip, ką reikia daryti? Reikia daryti tai, ko nedarėjai. Va čia yra toks sakinukas, bet jis taip pat gali pakeisti. Ne? Kodėl jeigu aš liūdnas, o mūsų daug ir mūsų tyrimai rodo, kad Lietuvoje yra vieni liūdniausi, vieni ten depresiausių žmonių ir savižudybių dar daug ir taip toliau. Ar ne? Bet tai reiškia, visi mes norėtume gyventi kitaip. Mes norėtume, kad nebūtų depresijos, mes norėtume džiaugtis gyvenimu, ar ne? Mes norėtume būti laimingi, mes norėtume, kad apkabinti mylimą žmogų ir jis tave apkabintų. Tai ką reikia daryti? Pasakyti aiškiai. Daryk tai, ko nedarėjai. Numestas knygas, kur aną laidą skaitėme, ten žudikų traukinys, mirties kvapas ir taip toliau, ne? Paieškok tų kitų knygų, ar ne? Paieškok leidyklos, kur gali rasti knygų, ar ne, sakykime, antikvarė galų gale, nes dabar knygynuose jau dėja, ar ne. Ieškoti reikia, ieškoti atras. Gyvenimas pilnas visko, yra pilnas visko, ir negatyvo, ir pozityvo. O laimės tablečių tikrai nerasime, ne. Vat, sakykime, kalėjimo gydytojas, man teko kalbėti su kalėjimo gydytoju, ne. Tai sako, vat kalėjime žymiai daugiau reikia didesnės dozės duoti vaistų. Ar ne? Tai reiškia, negatyvas pats blokuoja sveikumą, blokuoja energiją, blokuoja sveikatą. Tai ir tada jam reikia žymiai daugiau tablečių. Tai supraskime, ne, kad mes save prislopinam, mes save nuolat duodam slopinančias tabletės vien to klausydami negatyvo, imdami tas žinias. Jo. Tai va, pažiūrėti į sielos veidrodį. Pabūti ne vien tik tai tą, ar ne, bet pažiūrėti į savo sielos veidrodį. Jo. Va. Taip. Vat, ir viena tokio, reiškia, žmogui iš tikrųjų daug nereikia. Mes per daug siekiam, kaip aš nuo laidoj kalbėjau, ne, neskinkit vyšnių nuo viršūnių, nesiekit to maksimalaus, ne, nesiekit to maksimalaus, ne, ir vat aš vieną tą mintį, vat, mintis kartais, vat, pasakai mintį ir jį praslysta. Ir aš parašiau, vat, Facebook'e, galite mano rasti ir mano svetainiai, 3 žvaigždutės, ne, vat, pažiūrėk, ėjimas į mintį, kelias į minties atradimą, ta mintis pasakyta, prasminga tavo, nepasiekia tavo sielos. Ir štai aš paskaitysiu, kaip aš ieškau kelio, kaip man patarė fortūna taip ieškoti. Taip aš skaitau, žmogui daug nereikia. Žmogui daug nereikia, bet reikia. Žmogui daug nereikia, bet reikia daug. Žmogui daug nereikia, bet reikia daug, kad. Žmogui daug nereikia, bet reikia daug, kad tai. Ir paskutinis, kada baigia mintį. Žmogui daug nereikia, bet reikia daug, kad tai suprastum. O čia ir yra. Visi žinom tą tiesą, kad žmogui daug nereikia. Kad žmogus laimingas tas, kuris nesiekia daugiau, negu jis gali, negu jis turi, kad jis, jeigu matytų, ką jis turi, jis pasirodo daug turi. Jeigu tu turi kojytės sveikas, pažiūrėkit, kaip su lasdelėm vaikšto, kai vežimėlį pavydi jums, ne? Jeigu jūs galit matyti, pažiūrėkit, kaip yra, kurie neturi to regėjimo galios. Jūs galit klausyti, galit girdėti, jums plaka širdis, ne? Jūs turit šaldytuvę, galbūt ten net 5 lentynose, bet ten 2 ar 3. Užtenka. Daug nereikia. Kalorijų, žinot, kiek, ne, mes viršėm kalorijas ir viena iš problemų, kaip sublokto, ne kaip iš bado išeiti, ne. Reiškia, mes turim, daug nereikia, mes to turim daugiau negu to daug nereikia, daugiau negu nereikia, bet reikia labai daug, kad tai suprastum. Už tai aš tą parašiau po vieną žodį vis pridėdamas, kad eiti tą mintį, bet čia yra ėjimo kelias. Čia kaip, jeigu jūs skaitytumėt, svetainę, sakykime, surasite, tiesiog sustojimus, nes žmogui daug nereikia, bet reikia. Ir pagalvojau,
ko reikia, ar ne? Ir vat ieškot paprastume, ar ne? Dažnai žmogus pasako, nemokykit mane gyventi. Ir psichologijoje, kada nueina pacientai, užmiega, jiem pasakoja, psichologas aiškina, stengiasi arba dalinasi kiti pacientai, ne? Savo problemom, kurios yra panašios, kurios tau artimos, jis neklauso to, ar ne? Nemokykit mane gyventi. Va tas yra tas iš vieno filmo, tas, ne? Nemokykit mane gyventi, ne? Tada tu užsiblokuoji tuo, ne? Tu skaitai, kad aš žinau, kad aš nepasikeisiu. Ne, Einšteinas yra pasakęs, aš, sako, neaukočiau gyvybės už savo įsitikinimus. Aš bijau, kad jie gali pasikeisti. Suprantate, aš kovoju savo įsitikinimus, jie pasikeitė, pasirodo, aš veltui kovojau. Cervantesas ten ranką prarado mūšį, pasirodo, tas mūšis visai buvo nereikalingas, jis visą gyvenimą liko invalidas, ar ne? Va, reikia pagalvoti, ar ne, ar tai reikalinga, ar ne? Vat suprasti, vat pusę gyvenimo mes laimėtume, jeigu nekeistume tai, ko negalima pakeisti. Pusę gyvenimo mes daugiausia, kad ir nesiekiam, bet galvojame apie tai. Galvojame apie karus, apie Afriką ten ir taip toliau, kurio nepakeisim. Tada nebelieka laiko galvoti tai, ką gali pakeisti. Ką gali pasipuošti, ką gali atrasti, ką savyje, realybėje ir taip toliau. Ir mano dabartinį seminarą vadinasi gyvenimo energijos paieška realybėje ir savyje. Šitoj realybėje, šitame savyje atras ne kažkokiam ten elitiniam žmogui ir ne kažkokiam ten gražioje ateityje, ar ne ten, kur mums žadėjo, ne. Ne, šitoj realybėje, šitam išprotėjusiame pasaulyje, taip toliau, ar ne? Va. Vienas iš šios vasaros, tarp kitų, ir birželio mėnesį tai buvo, ne? Aš perskaičiau, birželio mėnesį Hondūre 46 moterys žuvo kalėjime. Kalėjime jos padėjo kovoti tarpusavį, 2 grupės, ar ne? 2 jos kalėjime kovoja už savo ten, kad daugiau turėtų privilegijų ir taip toliau. O čia visų tų karų kažkur kilimėjama, jos nuteistos ir dar kovoja 46 žuvo, bet popiežius dar kitko reiškia užuojautą. Užuojautą tom Hondūro žuvusiom moterim. Tada kiek sužeistų ten buvo, ar ne? Tokia beprasmybė kalėjime, ko tarp kitko dabar mūsų nuteisė iki gyvos galvos kažkur Marijampolėje, atrodo, irgi bado streikus ir taip toliau kovoja, ar ne? Nu, ieškoti sprendimų, jie jau nuteisti, vat kalėjime dar ta kovotojo, ta dvasia, tai jis ir pateko į kalėjimą dėl kad kovojo. Jam neužteko, ką jis uždirbo, jam neužteko, ką jis užgyveno, jis norėjo atimti iš banko, ar iš kaimyno, ar iš ko, ar ne? Ir ten jis jau patekė, ir dar ten patekęs dar tas kovotojo, tas karo, tas genas, ne, žmoguje, jis įsikerėjęs. Taip, vat man labai mielai apie tai rašo Hesė, būtent apie psichologus. Taip, paklausykim. Psichiatrai paskelbė psichiškai nesveikų žmogų jautriai ir ūmiai reaguojant į nedidelius trukdžius. Nedidelius dirgiklius, nedidelės jų savigarbos užgaulės, nors tas pats žmogus galbūt ramiai pakeltų kančias ir sukretimus, kurių daugumai pasirodytų baisus. Reiškia, jį psichiatras nustatė diagnozę už tai, kad jis kažkur skundėsi jam, kad aš negaliu pakęsti, sakykime, pas Kantas berods, taip, Kantas, jis negalėjo, kad gaidys gieda ryte, jis turėjo keist būtą. Jo smulkime ten, ne ten, paskui ten, jam smulkime ten tokia buvo, arba ten užstojo, pastatė namą, užstojo, jis prašė, kad ten tą medį nupjautų, medis užaugo, ne, kad vaizdo negadintų. Jis negali dėl tos smulkmenos gyventi, bet jis kūrė didžiausius kūrinius, jis dirbo 4 valandas miegojo, ar ne? O psichiatras jau nustato jam diagnozę. O tarp kito, tas diagnozės mes visi turim, ar ne? Visi ir net genijai turi, ar ne? Nebijokim tų absoliutinio žmogaus, neieškokim, ne? Neieškokim to absoliutinio, yra gražus pasakymas, ne? Kiekviena simfonija yra nebaigtoji.
Kiekviena simfonija yra nebaigtoji ir tobuliausia ten Mozarto kūrinys, dar jis galėjo kokią vieną gaidą uždėti. Ir mes neieškokim to savyje, nes neužbaigsim arba išprotėsim. Vat klausytis to savo gyvenimo melodijos. Kiek to gyvenimo džiaugsmo išgirsti, virpesį išgirsti, taip, ar ne? Tai vat, mūsų Hesės, ne? Jo. Taip. O sveiku ir normaliu laikomas toks žmogus, kuriam galima ilgai minti ant kojų, jis to nepastebi, kuris nedėjodamas, nesiskūsdamas pakenčia bjauriausią muziką, šlikščiausią architektūrą, slogiausią orą, bet daužo stalų vilniuojasi, kai šiek tiek pralošia kortomis, ar ne? Smuklėse su daugybė kartų girdėjęs ir regėjęs kaip geros reputacijos žmonės, laikomi visiškai normaliais ir garbingais, pralošia, tiksliau manydami, jog kaltę dėl pralaimėjimų reikia suversti žaidimo partneriui, tai fanatiškai, taip šiurkščiai, taip kiauliškai keikėsi ir šėlsta, kad jausdavo didžiulį poreikį kreiptis į artimiausią gydytoją su prašymu šios nelaiminguosius izoliuoti. O suprantat, Hesė, čia jo romanas vadinasi Kurortininkas, taip, vienas geriausių. Va, Hesė, kad smulkinose žmogų, psichologas duoda jam diagnozę. Bandykit ieškoti savyje, bandykit ieškoti toj banalioj, tas žodis banalus, bet jis yra geriausias vaistas. Meilė savo. Meilė dienai, meilė rytui, meilė prabudimui, atrasti save, ar ne? Tai viena yra, gražiai pasakė, kai buvau maža, aš užsirašiau čia Facebook'e, gražiai man mintis, esu humoristinė, bet gražiai mintis, taip. Kai buvau maža, manęs nevedžiojo pas psichologus ar psichiatrus. Mama vienu antausiu atidarydavo mano čakras, stabilizuodavo karmą, išvalydavo aurą. Vot kaip jį pasako, būtent. Ir kada gatvėje moteris sustabdė vaikutį, kuris norėjo lėkti po mašiną ir plekštelė per užpakaliuką, atėmė vaiko teisės, tai buvo juodo to primityvumo, to formalizmo, ar ne? Mušti negalima, neduok Dieve mušt vaiką. Bet ta plekštelėjimas, tas ženklo parodimas, kad tai negalima, tai yra mama mylėdama tą daro, su meilė tą daro. Ir va šitą moteris, kur Facebook'e padaro taip, ar ne? Ir atidarė visą čakras ir viską išgydavo ir nekėdavo taip psichologų. Viskas, kas žmogiška, gali būti energetiška. Turi būti energetiška. Ieškokim energijos, ieškokim savėje. Jos yra, visa gamta virpa virpesiais energetiniais. Ne? Ir žmoguje pilna energijos, ją reikia išleisti iš savęs. Jos reikia atidarytas auras ir karmas, kaip ir rašo, ne? Atidaryti pačiam. Prabūsti, pakelti rankas į dangų, sveikas dangaus, sveikas gyvenime. Aš žengiu šiandien rugsėjis, toj bus spalis gražus, ne? Lapkritis su savo muzika, kada lapai krenta, išgirsim muziką, spalio muziką, to lapų kritimo, ne? Ieškokim visur, viskas gali būti energetiška. Ir tas liūdnumas rudens iš tikrųjų gali būti džiaugsmas, kaip ir kiekvienas reiškinys. Ieškokim to. Susitikim dažniau, susitikim pokalbiuose. Iki pasimatymo. Visada man jūs mėly ir laukiami. Sėkmės jums. Laimingai.